Sveiki ir vėl. Negaliu patikėti, kad pradedu jau 4. savo vlogą. Tikrai norėjau ir anksčiau pradėti, toks nemažas tarpas gavosi, bet sirgau, kaip ir dauguma mūsų tikriausiai sirgom šią žiemą, tai ir mane užpuolė ir šį kartą taip ilgokai. Savaitę laiko tikrai buvau iškritus ir atšaukinėjau savo planus, tai labai džiaugiuosi sugrįžus į ofisą, vėl prie savo darbų, kurių susikaupė tikrai nemažai ir parodysiu, galbūt ne per vieną dieną, vėl per kelias dienas, keletą gabaliukų savo darbo dienos ir papasakosiu įdomių dalykėlių, kurių irgi prisikaupė. Tai ką, pradedam? Pirmiausiai susitvarkysiu užsakymo siūlų, tai turiu nemažai šį kartą. Čia 400 gramų rutuliukų. Čia visas užsakymas vienai klientai, įvairūs tamsūs ir čia tokia duonėlė dar paruošiau miksiukų. Tada čia jau viena iš mano nuolatinių klienčių dar papildymą daro 400 gramų plus 100 gramų. Nežinau, kodėl jinai taip po tą 100 kartais užsisako, nes žymiai brangiau išeina, bet na, taip jau jinai nori. Ir čia dar vienos klientės užsakymas visas. Tai vilnos visas kuokštas, tada miksiukas įvairių tų vadinamų D-stash mėlynų siūlų rinkinukas ir 3 konusiukai. Čia tokia biški šiek tiek storesnė medėlė negu iš kurių darau tuos suptinukus, bet vis tiek tokia plona, pakankamai nėrimui. Blood orange, apelsinė tokia vadinama. Turkio ir tamsiai mėlyna ir dar jai darysiu 400 gramų violetinių tų savo jau paruoštukų, tokių visokių, bet ne mini rutuliukais, o tais kaspiniukais. Tai vat padarysiu tuos ir tada jau sėsiu pakuoti, spausdinti etiketės ir siųsti kurjeriui. Taip, tai dabar susivesiu visas siuntas, kas man yra tokia jau kaip ir šiokia tokia nenaujiena, kaip pasakau anksčiau. Nors dar matau, berods siunčiau 1, 2, 3, 6 siuntas. Per siūs 24, 3 jau yra nukeliavę, dar 3 pakeliui. Išbandžiau netgi FedExą, tai nukeliavo per 4 ir per 5 dienas nuo mano suvedimo, o realiai nuo paėmimo berods per 4 dienas į Ameriką, dėl ko tikrai labai džiaugiuosi. Labai greitai čia pas tą influencerį, kuriam padovanojau savo siūlus. Dar iš jo nieko nesulaukiau, bet ir kažkaip, na, nėra taip, kad labai jau aš jau nekantriai laukiu iš jo kažkokios tai žinutės ar atsiliepimo, visiškai ne. Smagu bus, jei ne, tai visiškai dėl to ramiai jaučiuosi. Dėl ko esu patenkinta su 24, kad atvažiuoja paimti siuntas, kad man nereikia važiuoti į paštą, stovėti eilėj, laukti, galvoti, iš kurios kortelės susimokėti. O čia, vat, dabar jau gavau ir pirmą sąskaitą, tai tiesiog apmokėsiu už visas tas siuntas iš karto. Ir šiandieną susivesiu 1, 2, 3, 4 siuntas. Susivesiu, iškart turiu tracking kodus, galiu juos įkelti į Etsy, užžymėti, kad išsiųsta ir arba, tarp kitko, vieną siuntą pati vežiau į paštomatą, nes berods buvo savaitgalis, tai galima palikti ir paštomatą. Na, toksai lankstumas, smagumas, patogumas ir susivedus galima, pavyzdžiui, išsisaugoti klientės adresą, ką ir dabar darysiu, jau siūsiu klientai antrą kartą šiandien siuntą, kurią aš jau siunčiau per čia ir turiu susivedus adresą. Tai tiesiog jau išsaugota viskas, aš tik tai užžymėsiu naujos siuntos dydį, tai tas yra labai patogu, kas iš tokių nepatogesnių dalykų, tai kad reikia būtinai turėti spausdintuvą. Tai, o pas mane spausdintuvas yra čia po stalu, tik tai problema su šiuo kompiuteriu, man jisai kažkodėl neveikia, nes spausdintuvas yra pakankamai senas, na, kokių gal, nežinau, 6 metų ar daugiau senumo, gal ir senesnis, ir jis veikia su mano senu kompiuteriu. Tai aš turiu atsinešti dabartinį Adamo seną kompiuterį ir per jį atsidaryti savo e-mailą ir atsispausdinti etiketes. Tai va tas man nepatogo, aišku, čia jau mano niuansai, reikia susitvarkyti tą kompiuterį ir kodėl neveikia, bet šiaip tai aš svajoju apie tą, žinot, būna toksai termo vadinamas spausdintuvas, nedidelis, mažiukas, kur etiketės tokių ruloniukų bėga. Tai vat labai noriu to spausdintuvo. Aišku, nežinau, ar man jau reikia dėl pačio efektyvumo, kada pas mane nėra siuntų 10 kasdieną.
aš visgi nenoriu nueiti į tą visiškai fizinio produkto siuntimą ir apsikrauti, labiau linkčiau daugiau vystyti į skaitmeninį produktą, ką ir darau ir ateityje, manau, tą labiau, netgi į tenais noriu pasverti daugiau negu į fizinį, fizinio pasilikti tų siūlų savo mielą širdžiai, ten per savaitę kažkiek siuntinių, bet ne kasdieną užsikrauti, tai dabar galvoju, ar to man spausdintuvų iš tikrųjų reikia. Tai, bet, fainai būtų čia ant stalo toks mažiukas, tai bus matyti. Tai dabar susivesiu siuntas, atsispausdinsiu, kad galėčiau išnešti kompiuterį vėl namo ir tada jau eisiu pakuoti ir dirbti kompiuterinių darbų. Na, kavytė jau po pietų mano rankose. Ir aš į savo foteliuką. Čia šalia manęs laukia pledukas mano violetinis. Tuoj parodysiu, kiek jau esu padariusi. Ir kitoj pusėje nematot, laukia Netflixas, tai aš pasiriu dabar savo laikui. Dar prieš tai parodau pleduką. Va, jau toks nemažas visas gabalas nunertas. Čia jo tikrai, jau taip nemažai. Ir gaunasi tokie, kaip matot, perėjimai įvairūs violetiniai. Taip, čia dabar šviesa su manim kažkaip įdomiai žaidžia. Jis toks šiltesnis iš tikrųjų, dabar kažkaip atšviečia gal nuo džinsų tokią tamsią violetinę. Va, yra rožinių. Tas vadinamas From Corner to Corner, C2C raštas. Tai dabar jau beveik būsiu pasiekusi pilną plotį. Ir uždarinėsiu vieną kampą ir eisiu į ilgį. Ir tada jau į antrą pusę link užbaigimo. Tai, man labai gražiai gaunasi. Ir aišku, dar bus baltos raidės podyje, nes čia jau užsakymų tas pledas yra. Tai tai labai smagu. O čia visi siūlų krepšys, kurį prisiruošus pasidarius, tai juos mainau, tiesiog imu vieną, dedu kitą ir panašiai. Labai man patinka tokie vadinami custom užsakymai, nes jeigu klientas jau užsako custom, tai jau ir kaina nustatyta, kaip sakyti, jau nieks nieko nesidara ir labai smagu. O čia serialiukas laukia. Ir čia dar koks orelis per langą. Oi, fantastika. Dirbti tokiu oru prie savo darbelių, šiltai, su kavyte. Labas trečiadienį. Tai kaip matot, tikrai jaučiuosi jau geriau. Tai vakar net buvau sporte, pasportavau ir aišku, po sporto negeriau jaučiuosi, kojas skauda, bet turiu manį nuotaiką, apskritai sveikata, savijauta. Tai šiandien laukiu atvažiuojančių klienčių iš Kauno, tai yra klientė su savo dviem darbuotojam ir mes dirbsim prie jų parduotuvės, jau su joms mokai aš dirbu ir mes turim tokias
reguliarias konsultacijas, tai pirmą kartą jos pas mane atvažiuoja visos, dažniausiai aš pas jas važiuoju, tai arba tiesiog nuotolinį bendraujam, o šiandien atvažiuoju į svečius komandiruotę į Marijampolę. Tai vat, darbuosimės, dabar dar turiu valandą laiko, tai skubu pasidaryti savo greitus visokius darbukus, atrašyti vėl į krūvą komentarų, klausimų Etsy klube ir po kursų ir užsikaisiu kavytės. Na va, aš su kavyte sėdu atrašinėti komentarų ir žiūriu, kad vienas iš klausimų yra toks su dideliu susirūpinimu Etsy klube, kad suspendavo, blokavo naują parduotuvę Etsy, tai dabar norėsiu tuo klausimu ir pasisakyti ir paaiškinti, išspręsti, aš visko tikrai negaliu. Visgi mano Etsy visas tikslas, dėl ko aš darau, tai yra mokinti ir padėti augti Etsyje, tai yra daryti pardavimus, susikurti, augti, bet aš nesu tas helpdesk vadinamas supportas, kur galiu išspręsti visas problemas, kas tik tai ten nutiko, o blokavimų jų tikrai būna. Man ir artimoje aplinkoje, kas turi, nėra buvę, bet girdžiu nuolatos ir kartais mane kreipiasi, dažnai mane kreipiasi būtent dėl to, galvodami, kad aš čia kažkur padėsiu, tai žinokit, neturiu aš prieimo prie jokių Etsy darbuotojų tiesiogiai, aš nesu pati Etsy darbuotojas, aš tiesiog darau Etsy ir mokau, konsultuoju, lektoriauju šitomis temomis, pardavimų Etsyje temomis, bet visko spręsti negaliu, tuo labiau, kas visiškai net nuo manęs nepriklauso. Tai va, bet tam tikros informacijos žinių turiu, variantų jų yra, ką galima daryti ir iš praktikos, ką klientai yra darę, tai dabar sėsiu netgi ne raštu, o irgi video įrašysiu, papasakosiu, kaip čia tais atvejais yra. Yra ten kokie Everbee, Marmalade, Ingrantai. Jie reikia suprasti, tai yra ne Etsy puslapis. Tai yra išoriniai servisai, jie analizuoja. Etsy niekada neatiduos 100% visos informacijos kažkam kitam. Jie, kaip aš dabar jums pasakoju, taip ir jie kažką pasakoja, tik susikūrė savo kažkokius automatizuotus ar net ten reikaliukus. Tai jie irgi kažkuo tai remdasi tą pasakoja. Tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Tai reiškia, gali naudoti du žodžius, kad... Aišku, kad gali. Nes aš ten visam sukdavau galvą, galvodavau, gerai, pasakiau jau žodį iškart, tarkim, prie esmės odinę kuprinę ir paskui gerai, aš parduodu vis dar kuprinę, bet nebežinau daugiau žodžių. Ne, tais įrankiais reikia naudotis tik tai kaip pagalba, įkvėpimui kažkokiam, kažko nesugalvoju, tai va, einu pasižiūrėti, gal kažką sužinosiu noriu. Bet ne dėl to, kad taip padėpiai surašyti, aš taip ir rašau. Ne. Ir šiaip tai, aš tai sakyčiau, ChatGPT naudot geriau negu šitus. Mes čia seniau, naudodom, kai tada patys jau viską darydavau, nes aš žinau, kad, tarkim, tam pavadinime, description'e ir dar kažkur turi atsirasti kriteria raktažodžiai. Taip. Kad, tarkim, į pavadinimą ir į description'ą turi kažkaip sueidu ir kad, tarkim, jau rastų visiškai, tai dar turi tas raktažodis būti. Tipo, kad rastum ir ten tą raktažodį būtent. Taip, tai pavadinimas yra pavadinimas, aprašymo, pradžiai ypatingai ir tegai yra 3 vietos, pagal ką Etsy daro analizę, kas yra tas listingas ir kam rodyti. Aišku, dar yra tam dalykai, kaip, pavyzdžiui, kaina, kokiam segmentui rodyti, tada apskritai jūsų bendras parduotuvės ir listingų reitingas, kur jūs apskritai stovit Etsyje, jų akimis ar ne, tai dalykai. Bet pavadinimas, raktažodžiai, aprašymas raktažodžiai, tegai yra raktažodžiai. Tai dėl to tas pirmas raktažodis turi būti pats tas pagrindinis, stipriausias, tada dėliojam kitus, ar ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu juoda kuprinė odinė, ar ne, tai, sakykime, black leather backpack, kablelis dedam ir tada ten office style rucksack, ar ne, va tas žodis, kablelis, tada
backpack for women. Jo. Prašau, tas backpack for women negali naudoti. Ta prasme, jau tu kam tada aiškinė, ne? Aš bag jau rašydavau, Jo, ten jau ir handbag, taip ir jo. handbag galima, nes galima, pavyzdžiui, sakykime, tai yra backpack, bet, pavyzdžiui, gali moteris ieškoti, tiesiog įvesti handmade black handbag. Ir jie ieško juodos, tiesiog rankinį, bet nežino, ko nori. Jinai pamatys kuprinę ir jai patiks gal kuprinė, ne? Tai tas irgi handbag žodis, jisai pas jūs visur turi būti, nesvarbu, kokio tipo tas rankinukas yra, ne? Nu va, išleisiu merginas. Po kiek čia mes dirbom? 3 valandas? Nuo 9, o dabar mes turim pirmą. Tai vat padirbėjom daugiausiai prie kompiuterių, bet ir prie Instagramo, idėjų įvairių, minčių. Pavargot? Ne? Tai dar liksit, atvažiuos dar. Tai, nes, na, Etsy nėra vien tik tai įkelti listingą ir nuotraukas, tai yra eiga, eksperimentai, darbas, tai va šiandien buvo diena apie tai. Neslėpsiu ir aš pavargau, bet ir pačiai idėjų minčių daug, o dabar skubėsiu į paskaitą. Į paskaitą. Į Marijampolės profesinė mokykla. Studentams pasakoti apie elektroninę prekybą. Ir žinoma, Etsy. Tai pažiūrėkit, kaip mes šiandien dirbam vakar su moteriška kompanija, šiandien su vyriška. Aparatūros. Filmuojam, ruošiamės angliškam debiutui. Man toksai studijos chaosas, bet varkiai tai yra pats mieliausias. Kūrybinis reikaliukas ir siūlai mano, ir filmavimai vyksta, vaikinai techninius darbus daro, kurių aš nemėgstu ir nemoku. O aš dar sakiau, kad vyrai niekada neatsiveža lauktuvių, tai pažiūrėkit, kiek jie čia prisivežė. Tai ties dabar, ne tiesiog? Pradžia tai ten, okay. So, I prepared a webinar for you to reveal all my tips and secrets. And it's free. And it's going to be live. Tai palauk dabar. Kaip pradėt? Kaip tiem pradedam? Palauk, sustabdyk. Pažiūrėk. Bet bus kaip, nu, taip palauk, ką dabar sakai, tai? Tik to nesimato, tu pasistatyk jį. Hello. O dabar matosi? Kažkiek, ne? Ne, tai gali ir... Ei, klausyk, mums tylos reikia. Šis savo gal muzikinį foną jau paleis. Okay. Hi, I'm Neri, and I'm here to help you with your Etsy shop. It's still working. No. Okay. From very start to growing your shop, to scaling it, and to... Tu stebėjai, kad visai žinau. Aš manau, kad tai įmintis nueini. Mane juokas kėlė. Okay, so Etsy... Tu matai, kad jis man tokius pakėlė. Kaip jis man tokius iškata. Okay, lauk. Dabar apie Etsy course dar toliau reikia pratęsti, ne? So Etsy course is all about this. Dabar jau viskas. Jau yra. Žinokit, pavargom. Susipyniau jau plaukus, dar visą tokia išsidraikus, bet man patogiausia supinta kasa. Ir šiandien 5 valandas, 6 valandas filmavom, brainstorminom, darėm reklamas savo angliškam, užsienietiškam projektui. Tai išsisunkiau tikrai neblogai. Vakar tas pats su konsultacija ir paskaita studentams, šiandien darbas su partneriais, tai jaučiuosi musikalusi. Tai šiandien darbą jau baigiu, atsikvėpiu ir lekiu sportuoti. O kas toliau, tai net sunku galvoti. Tai laukit kito epizodo. Iki.